gimnazijos 6 B klasės mokiniai. Mums vaikams dažnai norisi lengvo, gaivaus maisto. Salotos tai puikiai išeitis. Valio, gaminsime graikiškas salotas. 1, 2 ir labai skanu. Graikiškos salotos yra vienos populiariausių ne tik Graikijoje, tačiau ir visame pasaulyje. Tradiciškai jos ruošiamos iš pomidorų, agurkų, mėlynojo svogūno, paprikos, fetos sūrio ir kalamato juoduoju alyvuogiu. Taip pat gardinamos druska, citrina, pipirais bei alyvuogių aliejumi. Pradedame gaminimą. Kubeliais supjaustykite agurkus, pomidorus, bei raudonąją papriką. Griežinėliais supjaustykite svogūną, ir juodasias alyvuoges. Suberkite paruoštas daržoves ir įtrupinkite fetos sūrį. Paruoškite padažą. Sumaišykite alyvuogių aliejų ir citrinos sultį. Pagardinkite druska ir juodaisiais pipirais. Salotus pagardinkite padažu. Graikiškos salotos. Paprasta, bet labai skanu. Ir todėl mes valgom maistą tik tai sveikas, nes sveikatos mums daug reikia. Mes metam iššūkį jums! Taip te valgiau sapne.